Kokioj gražioj vietelėj randuosi. Vokiečiai kaip. Pelė kaip gražiai. Matas. O, turėtų matytis. Ką tik dvi buvo. Pats mėgiamiausias lietuvių vabzdys. Vabzdys turbūt. Nariotakojis, vorų giminės vabaliukas, erkė. Tai va taip atrodo mano stabdžių diskas. Lengvai pamėlynavęs. O čia va priekinis. Geras. Net nežinau, ar buvo gera idėja tos dešrelės pasilikti pusryčiams. Bulvės taip nieko sušalo. Bet dešrelės gal dar suvalgysiu. Ir blema, tiek padažų užpylė. Pamiršau pasakyti, geriau, kad šis nepiltų. Nu, bet valgytis tik reikia. Taip. Reikia rengtis. Yra gana vėsu, nėra šilta. Oda pašiurpusi. Laukia, nežinau, 7-8 laipsniai šilumos. Tai ką daryti, kai yra šalta ir reikia persirinkti. Yra labai paprastas lifehackas. Tai išlindus iš miegmaišio, savo rūbus įdedi į miegmaišio vidų ir tuomet išsitrauki, jie yra šilti. Nes miegmaišis, kai mėgi prišyla, tai va, dabar greitai rengiuos, kojas ir važiuoju. Šiandien vėl nusimato apie 100 km. Planuoju bent jau nuvažiuoti tik 100-110. Yra miestelis Upytė ir ten šalia to miestelio Upytės apsistosiu. Nu, tikiuosi nepersistengsiu. Ilgokai kuičiausi, yra po 9:23. Atsikėliau, žadintuvą turėjau įsistatęs 7, bet atsikėliau po 7:20. Nu tai 2 valandas. Ilgokai. Šiaip paprastai valandą pusantros. Valanda yra pakankamas laikas papusryčiauti, susipakoti ir išvažiuoti. O va ten reikia nusileisti. Tai nusileist kažkaip nusileisiu. Bet vakar čia reikėjo užsistumti. Vieną ranką stumiant dviratį, kitoje rankoje nešant kebabus. O kaip galinis viskas dainuoja iš po vakar. Hop, 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 hop. Leidžiamės. Nereikės niekur toli šiukšlių vežtis. Hop. Viskas sutvarkyta. Užsegam krepšį. O. Čia va tokia restrepo sistema, kad nuo šitos nuokalnės vakar leisdamasis perkaitinau savo stabdžių diską. Jau jutau prie pabaigą. Šitoj sankryžai, kad jo nelabai stabdo, bet jinai išties gana stati, o leidausi vairuodamas vieną ranką, dar čia mašinos važiavo iš apačios, tai nenori teko nuolat laikyti nuspaudus. Ir vėl varau į priekį. Vėjas vis dar į nugarą, bent tiek gerai. Oras geras, šilta, bet vėjas yra gana šaltas. Ir labai sunku pataikyti tinkamą aprangą su švarkeliu per karštą. Be švarkelio šalta. Tas pats ir su kojom. Be kojukų šalta, o su kojukais kiek ir karšta. Tai stengiasi nespausti, ramiai minti, kad mažiau prakaituoti, bet vis tiek jaučiu, kad kaistu iš vidaus. Labą dieną. Čia yra mažas kavos pakelis.
reikia nusipirkti, kad galėčiau virti kavą. Taip, susirandu guminukų. Geriausiai rūgštus. Pipiriuką. Viskas. Prašau? Važiavau tiesiąją, vėjas pilnai buvo į nugarą, greitis 30 ir dabar dar 27 be didelių pastangų. Retai tai būna, reikia pasidžiaugti. Vis dar riedu. Čia yra brasta, matau, su traktoriais pravažiuoja. Pravažiuočiau, manau, ir su dviračiu, bet... Tai va, atvažiavau iš čia. Ir va čia tokia brasta. Su technika pravažiuoja ūkininkai. O aš varysiu va ten. Ten yra tilto liekanos, matau. Ir toks salė kaip pakabinamas tiltas. Čia tai, ko paprastai žiūrovas nemato. O taip atrodo mano važiavimas, kai filmuoji ir su viena kamera, ir dar bandai story padaryti. Na, čia konkrečiai tai Reelsą filmavau. Tai va, vairuoji vieną ranką, manevruoji ir dar filmuoji visais rakursais. Max saugiai. Max saugiai atrodo viskas. Ups. Opa. Stumiu dviratį su viena ranka, neužstumiu. Susitikom su Arūnu. Iš kur Arūnai esate? Mes iš Sviliukų, aš iš... A, iš Sviliukų, aš ten pravažiavau. Dabar link Josvainių važiuoju. A, Josvainiai, kur toliau? Tai sakau, nuo Josvainių paskui į Kėdainiai, Panevėžys. Na, iki šiandien Panevėžio nepasieksiu. Bet, kaip pasakyti, bet ne lietuviškai, kažkai šneka tarmiškai kažkaip. Aš tarmiškai? Na. Na, tai aš nuo Šilutės, tai va šilutietiškas toks šešeniškių. A, kuk ta tarmytė? Nu, mūsų priskiria prie Žemaičių, bet šiaip mes esam šešeniškiai. Mažoji Lietuva, tokia kaip vokiečių kraštas buvęs. Šilutė, Pagėgiai, tai va mes tokia savėta kalba. Sakau, kad biškai kertasi tokia biškai... Jie nežemaičiuojamės. Tiltas, mašinas važinėja, vokiečiai kai buvo. Aha, nes čia didelis, matosi, kad didelis tiltas buvo. Jo. Paskiau vokiečiai susprūdino, tai padarė tik tai tą. Tik tokį, ne? Jo, važiuoja ten toliau, tai čia vandenį atvažiuoja pasiimate brastą ten. O čia biškai, aišku, giliau. Nu, bet irgi nėra baisiai tik. Važiuoju į buvusį Josvainių karinį miestelį. Kelias iškart matosi, kad skirtas buvo kariniai technikai, suklotas iš betonkės. Taip. Chebra čia atvaro paraižyti. Buvo priklausę Sovietų armijai. Sovietams pasitraukus, žlugus Tarybų sąjungai, šią teritoriją perėmė Lietuvos kariuomenė. Ir ją laikė iki 93 metų. 93 metais apleido. Ir toliau objektas yra sucivilintas ir kaip ir neprižiūrimas. Pagal informaciją internete čia lyg galėjo būti raketų bazė, bet informacija kaip ir nelabai patvirtinta. Tačiau nenustebčiau, jog tai yra tiesa. Čia vat kažkoks angaras matau priekį. Bėgių vėžės. Tai įsivaizduoju, čia buvo tokie kaip siaurukai padaryti. Greičiausiai tikrai buvo raketom išvežinė. Bėgių vėžės, tai įsivaizduoju, čia buvo tokie kaip siaurukai padaryti. Greičiausiai tikrai buvo raketom išvežinė. Na taip, angaras, laužavietė. Jaunimėlis atvaro patūsint. Dar vienas bunkeris priešais mane. Irgi toks pusapalis angaras ir va tos vat
Vėžės būtent čia ir atveda. Metaliniai strypai, ne strypai, vyriai, buvusios hermetinės metalinės durys didelės. Neturėčiau prasikirsti. Čia dar matosi patinoti tie bėgiukai. Kėdainiai. Rodo Uršulė rezervuota. Eik tu savo. Ryšio. Tai mačiau meniu tokia skani sriuba, morkų sriubos. Atvariau į Kėdainius. Nusprendžiau papietauti, kad paskui nebūtų taip, jog važiuoju ir nėra kur. Aš nesu labai alkanas ir galvosi čia labai lėtai. Tai pravažiuoju vieną užžygą, užsakytą. Nuvažiuoju į antrą užžygą, užsakytą. Į kokį restoraną su to dviračiu nesinori eiti. Tai radau tokią žvejo užžygą, mažytę kamurkę. Užžinu užsisakinėjai, sako, bet pas mus tai grinais. Pas mane prie rankos gal tik 6-7 eurai. Tai pasiėmiau harčio ir giros didelį. Bet harčio galiu pasakyti, super atrodo, pažiūrėti. Ir aštri, ir soti su ryžiais. Bus gerai. Aš praeitą kelionę norėjau juos pamatyti. Stumbrai. Chebra, nepatikėsit, stumbrai bėga. 3 stumbrai. Eik savo. Variau nuo Marcinkonių, ten buvo stumbrynas. Jau ten jų yra palaidų, tikėjausi pamatyti. O aplink Kėdainius žinau, kad jų yra daug daugiau. Ir galvoju, blemba, nejaugi kur neišlys. Ir taip netikėtai varausi svajojęs. 3 iššoko, jie vis dar ten bėgioja. Girinio takas. Vienas erdmetris. Tiek atrodo. Vienas kiekmetris. O tiek atrodo. O, laužavietė, čia galima laužavietę kurti. Vau. Geras. Nagi. O ten apačioj. Eik, čia ir visai nebloga vieta nakvynė jaučiu būt. Bet, kita vertus, čia daug žmonių turbūt vaikšto. Tikras rapolo akmuo. Akmuo rapolas. Būtų gerai nenuslyt su tais batais. Opa, pavyko. Wow. Čia yra elnio aptvaras, bet elnių nesimato šiuo metu, matyt kažkur kitur nugulė. Bokštelis tai toks geras, iš ąžuoliukų sukaltas, atrodo patrešęs, bet ąžuolas medis tvirtas. Atrodo, tai maks. Ypač va šitas. Bet net nelinkstava, atsistoji. Lipi ir jauti, kad tvirtai dar laikosi. Pravažiavau ženklą pažymėtą dviračių trasa. Įdomu, kur čia mane nuves. Dvaras būdas. Privati valda. Kaip man prapadėjau dabar per tą privačią valdą. Pas Rapolą. Ir kągi tai reiškia? Taigi aš jau buvau pas Rapolą. Prie to akmens. Privažiavau prieigas, tai toliau net nevažiuosiu, ten yra kempingas. Tiesiog važiavau, labai gražūs ženklai. Lietuviška simbolika.
teisingai aprašyti. Na, bet manau, kad turėtų būti dar vienas kabantis tiltas. O, nepralysiu gal dar. O, tilpu. Opa. O. Murmulių atodanga. Nu, blemba, ir būtinai reikėjo numesti ten puodelį. Pelė, kaip gražiai atrodo. Čia net yra laiptukai į apačią. Ir čia yra tokia graži aikštelė. Blemba. Jeigu nebus toli, čia būtų faina grįžti. Ir laužavietė yra. Ir lygios vietos yra. Eikti savo, kai nerealiai čia būtų. Pažiūrėsiu, jeigu nebus baisiai daug grįžti, ten maks 10 kilų, drąsiai galiu parlėkti. Čia net supinė maudytis. Aš šiandien nesimaudysiu, gal per vėsų, bet įlysti vandenį norėčiau. Apsiprausti. O va štai šitą nesitikėjau. Manau, kad šį kartą aš čia neįsiu, rodo 600 metrų. Kabarotis per šitą šabakštyną, ne, grįžtu atgal. Bet čia yra nerealus medžiotojų bokštelis. Dar viena būtų gera nakvynės vieta. Vakarieniai apsipirkau grilio dešrelių, bandelių, agurkėlių. Dešrelę tai užteks ir pusryčiams, jeigu ką išsivirsiu, jeigu laužu neužkursiu. Vieną fantą, vandens, kavą ir atsigerti. Dabar greit sušvyčiu bandelės, čia desertui. Viską tai reikia susikrauti kažkaip ant dviračio, kur nėra vietos. Ir grįžti apie 6-7 km. Tikrai grįšiu ten į tą vietą. Na va, čia įdėjau bandelės. Čia įdėjau dešreles ir sausainius. Čia netelpa jokia girtuoti, bent agurkėlį puikiai tilpo. Na, biškai pasipurtis, bet bus gerai. Radau čia tokį du nuvirtusius medžius sudžiūvusius. Tai va aš... Šitą daiktą gavau visai netyčia, laimėjau viename konkurse. Na, žinot, kaip pakomentuok ir laimėsi. Ir YouTube'e yra toksai kūrėjas Dovydas Šimašius. Ir jis buvo paskelbęs konkursą. Pakomentuok, neatsimenu. Parašyk komentarą skeltuvas ir atsitiktiniu būdu išrinksiu. O tai vyks labai paprastai, tiesiog atsitiktiniu būdu išrinksiu komentarą, kuriame buvo žodis skeltuvas. Spaudžiu čia, pažiūrim, kiek iš viso buvo komentarų. 144 komentarai. Ir 3, 2, 1, važiuojam. Edgaras su dviračiu. Skeltuvas, geras videkas. Tai jeigu, Edgarai, matai šitą vaizdo įrašą, parašyk man žinutę ir aš tau jį išsiųsiu. Skeltuvą. Kadangi aš ir taip dažniausiai tiems kūrėjams, kuriuos stebiu, pakomentinu ir rašau tiesiog komentaras, na, šalia to žodžio pridėjau ir žodį skeltuvas. Ir mano nuostabai, po kurio laiko aš net nesiekiau, kada ten buvo rinkti traukimo burtai, rašo, susisiek su manim per Patreoną. Ir atsidarau šio Patreoną, ogi ten burtų traukimo šitą ruletę ir išsuka mano vardą. Ir tokiu būdu laimėjau Fire Steelą. Tai va, iki šiol dar aš jo nebandžiau. Pažiūrėsim, kaip veikia, niekad nesu naudojęs. Taip. Kad mano prakuros nelabai tinkamos gal. Bet kokiu atveju dėkui už dovanėlę, bet panašu, kad dar reikės pasimokinti. Šiaip paprastai, kiek esu matęs, tai jį naudoja įžibent su beržo tošim
ar gerai pasiruošė kokias prakuras, smulkių drožlių, o čia neturiu ką gerai pasiruošti. Tai šį kartą improvizuosim žiebtuvėliu. Kepa dešrelės, džiovinu kojas, batus, piknikauju. Tada iš karto nuvykėt, kad nereikia dar sykį laukti. Pabandysiu abidvi sumauti. Paletą įpjau. Nežinau, ar tai padės, ar nepadės. Geriau bus ar negeriau. Gal greičiau iškeps. Opa. Na ir antra bandelė. Belė kaip skanu. Ir vėl karšta. Lendu į palapinę. Vakaras tai geras. Nurimo vėjas. Šikšnosparniai aplink skraido, uodus gaudo. Šaunuoliai. Nelabai kas matosi, ne? Aišku, kad nelabai. Tuo jungsim kažkokį prožektorių. Viskas. Trečia diena baigėsi. Einu miegot, neturiu ryšio. Na ir gerai. Mažiau socialinių tinklų, mažiau postinimų, daugiau poilsio. Ragelis į flight modą. Ir visiems labanaktis.